šito ralio prasidėjo praktiškai visa Lietuvos automobilių sporto istorija. Na gal automobilių sporto biškai per garsiai, bet automobilių ralio tai griežtai. Pas pirmasis ralis Lietuvoje. Ar jisai nuolat vyks Jurbarke, aš nežinau, kol Jurbarke bus teisėjų pasiryžusių aukoti savo laiką, savo energiją, tol šitas ralis vyks ir Jurbarke. Užsiregistravę buvo beveik 100. Šiai dienai turėtų jų būti 124. Ir jų čia šiandieną turėtų tiek pravažiuoti, aišku, tie, kurie bus likę, nes jau, kaip matome, jau kai kurie yra iškritę. Ralis trunka 3 dienas, taip kad čia toksai vienintelis, na, sakykime, įspūdingas. Lietuvoje tokio daugiau nėra. O trasa Jurbarke čia pro kur eina? Vat būtent po šitais visais miškeliais. O ten dulkės matosi tarp stulpų. Va taip ir vingioja. Per visą pro Jurbarkiškių vadinamąją šaudyklą. Ten, kur visas gruntas minkštas, kur kartais paima ir užsėda. Ir visais likusiais keliukais, iki pat asfalto.